Per praėjusį gimtadienį gavau tokį įdomią dovaną pasivažinėjimą Juodkrantėje tokiu keistu aparatu. Man atrodo, jis vadinasi vėjaratis. Pagalvojau, kaip būtų fainai, jeigu aš tiesiog nuvaryčiau Juodkrantę, o ten numinčiau iš Vilniaus dviračiu. Birštonas. O dabar varom Aliuko. Nu va, prasideda tikroji kelionė. Aš nesuprantu, iš kur tiek daug to vėjo. Reikia slėpti telefoną, reikia to iš manęs atims. Reikia greičiau varyti miegoti, kol dar nėra žiauriai šalta. Leistas miško takas. Ui, bet yra pats tas, ko man reikia. Persirengiau savo paprastus drabužius, bet tada pagalvojau, kad blemba jau čia labai skėčiai. Idioto gabalas. Pasiekiau Jurbarką, dabar yra 11:30. Paskutinės šitas valandas buvo labai crazy, bet tikėkimės į naudą, pavyks kažkaip išsimiegoti, nesušalt. Mane supratau vakar, eidamas miegoti, kaip arti čia yra kelias. Tai sušalti nesušalau, miegojau su striukė, bet realiai nuo 5 kokio ryto prasidėjo eismas. Aš norėjau miegoti apie 2 tiktais. Tai taip pusiau užsimiegojęs, bet lendu ir pradedu dieną. Bet vieta man apsistojimo tai 50 kartų geresnė nei vakarykščiai šabakštynai. Ir ežeriukas yra, tik gaila, kad yra per šalta maudytis. Dabar rašo apie 15 laipsnių šilumos. Google, kas sustriukė. Štai virtuvėlė mano, kava, riešutai, košė, verda vanduo, aeropresas. Važiuojam. Nuėjau košę, atrodo tai kaip iš Pinteresto. Pabandysiu parodyti kamerą. Išlindinėjau į gatvę. Labai įdomu, koks ten yra oras, nes krūmas atrodo, kad nėra vėjo. Pažiūrėsim, jeigu išlysiu, pažiūrėsim, kaip yra iš tiesų. Čia yra dviračių takas. Nesu tikras, ar vakare važiuojant matėsi tas kamerai. Bet visai fainai, kad galima pradėti kelionę patogiai. Atrodo, kad vėjo kol kas nėra. Ai, man yra nukritusi grandinė. Kol kas atrodo, kad labai karšta, bet tikrai yra geriau, kai karšta, negu kai yra priešpušinis vėjas. O, labai malonu. Tai dabar planas man yra pavaryti po kokį 20-25 km keletą raundų. Ir esu nusižiūrėjęs vietą už kažkelių kilometrų užkasti. Blemba, čia yra upė pavadinimu Kasikas. Manau, kad yra praleista A raidė, turėtų būti Kasekas. Prasideda mažoji Lietuva. Labai gražu. Šeimos užkandinė. Kol kas kipinu. Dar biškį pavažiuosiu. Apsisukinėjau, praleidau gerą sustojimą. Numiniau 28 kilometrus. Tai kaip tik čia gaunasi pusė kelio iki suplanuotos pietų vietos.
kažkaip labai gerai minasi, galvojau gal dar toliau varyt, bet gal reikia ir neskubėti, biški pasidėti, pagert vandens, spėsim visur. Užsuks į parduotuvę, ledų ir kažkaip čia sustojau per toli biškį. Dabar jau tikrai nebesustosiu iki savo pietų vietos. Dabar jau yra po 4:20, tai tokie bus vėlyvi pietus, bet aišku, artėju prie valgymo vietos. Tiesiai prieš mane. Tikiuosi, kad dirba. Va, ilgai laukti pietus. 6 euriukai. Labai neblogai. Nu ką, po kepsnio reikia paminti. Kitas mano tikslas yra Šilutė, iki jos yra 54 km. Tai pabandysiu vėl po tokį 20 numint, tada pasiilsėt šiek tiek ir varyt toliau. Ganėtinai šalta. Nežinau, ar čia dėti striukę, ar gal ant saulės bus šilčiau. Nu, bet paminsim ir pažiūrėsim. Taip, čia buvo dviračių, pažymėtas dviračių takas. Jisai va taip. Atrodo, kad realiai aš šiandien tik tais minu, sustoju ir valgau tokį trečinį maistą. Bet nesiskundžiu. Abu dalykai labai patinka. Nu, paskutinis papušinimas. Dabar 3:09 po 9. Turėtų būti apie 15 km kelio man. Būtų fainai, kad dar liktų kažkiek šviesos ten varius, nes mano ciklopas yra visiškai išsikrovęs. Tai reikės su telefonu nusinuomoti. Bet pakabinsim. Dabar esu nuvaręs iš viso 9-8 km. Tai turėtų iš viso gautis apie 112 kokį. Pagaliau atvykome. Čia yra Minijos upė. Ir aš prie jos stovyklausiu. Man kažkaip reikės nusileisti. Labai
labai nemažą atstumą. Nesu tikras, ar kažkas matosi, bet aš važiuoju per žolę. Panašiai kaip vakar čia gavosi. Aš nenorėjau nešti dviračio laiptais. Galvojau, tikrai nuvažiavus bus kažkoks tais patogesnis priėjimas prie tos upės. Ir aš nuvažiavau kokius 3 kilometrus į vieną pusę. Ir dabar varau bekelę 3 kilometrus atgal. Bet laiptais nesileidau. Vėl yra po 1 valandos. Aš esu su dviračio lempa ant galvos. Eilėraštį beveik gavosi. Taip išsprendžiau išsikrovusio ciklopo situaciją. Parodysiu, kur šiąnakt nakvosiu. Pavėsiniai iš esmės nakvosiu. Čia yra hamakas. Ten džiūsta mano drabužiai. Neturėjau miegoti šitoj pašiūrėj. Turėjau miegoti gamtoj kitoj upės pusėj. Bet ten nuvariau ir pamačiau, kad ten yra visiškas šabakštynas. Daug žolių priaugę, krūmų. Neįmanoma net prieiti prie medžių, pakabinti hamaką. Aš neturiu jokių įrankių ten tiem krūmom iškapoti. Aš buvau tai vietai pavasarį. Man pasirodė tobula šitai išvykai. Aš tiesiog nepagalvojau, kad ten yra labai drėgna ir kad ten viskas labai greitai auga. Nu, bet manau, kad čia irgi gerai išsimiegosiu. Tikiuosi, kad gerai išsimiegosiu. Tikiuosi, nesušalsiu. Lendu į hamaką. Va, kaip atrodo diena mano. Setupas. Va, čia yra upė. Aš buvau vakar kitoj pusėje. Gerai visai išsimiegojau. Tiktais žvėjai visi tužinėjo valčių nusileisti vandenį. Tai nubausdavau, bet vis tiek neblogai išsimiegojau. Lijo smarkiai visą naktį lietus. Dabar yra jau 9:30. Kelsiuos ir baiginėsiu savo kelionę. Trūksta šiek tiek valgymo kadrų. Tai padarysiu. Manau, kad negaliu sakyti, kad paskutinį, nes važiuosiu dar pro kintus. Bet prieš paskutinį valgymo kadrą. Pažiūrėkit, kas atėjo. Labas. Nu ką, palieku stovyklavietę. Noriu užsukti dar vieną vietą, kurią buvau radęs kažkada tai čia beklaidžiodamas. Gali būti, kad jinai irgi bus užžėlusi visa kaip ir vieta, kur planavau stovyklauti vakar. O gal ir ne, bus matyt. Ar žinote, kas čia yra? Čia yra dujinė patranka, kuri karts nuo karto iššauna, kad nubaidytų kormoranus nuo tvenkinių ir jie neišvalgytų visos žuvies. Važiuoju nuo jos, nenorėčiau, kad jinai iššautų man čia bestovint. Va, jau matosi priekį dalykas, dėl kurio aš čia atvažiavau. Apžiūrėsim. Va, čia yra apleistas antras polo, dar žinomas kaip Bredvanas. Aš domiuosi visai Volkswageno istoriją ir
Ir man labai patinka šitie automobiliai. Aš svajoju kada nors tokį susitvarkyti. O, jis atsidaro. Pažiūrėkim, kas po kapotu. Čia viduje atrodo, va taip. Viskas žiauriai apaugė. Aš manau, kad jį turbūt užpila vanduo čia pavasariais. Bet šiaip sėdynės dar visai geros. Toks klasikinis seno Volkswageno Dashas. Labai fainas automobilis, einu pažiūrėti, kas po kapoto. Blemba, čia yra paukščio lizdas su kiaušiniu iščiulptu. Čia yra kažkoks negyvas paukštis. Bet šiaip irgi visai dar taip neblogai atrodo. Gali būti, kad vieną dieną aš šį automobilį prikelsiu. Kol kas, tegul jisai pastovi čia tarp karjerų. Viskas, palieku tvenkinius, varau ieškoti normalaus kelio. Ir važiuoju iki Kintų pradžiai, gal dar kažkur išgersiu kavos ir tada jau finišo tiesioji iki Trevernos kelto. Jisai išvyksta 4 valandą, dabar yra 2 beveik, bet manau, kad turiu viskam dar laiko. Realiai ten yra gera valanda minimo. Gera vėl ant asfalto minti. So you're saying that this is just like, it's only juice, and this is like basically jam. Surizikuosiu pavažiuoti po šituo dviračių taku. Nesu tikras, kur jisai čia tiksliai veda. Svarbiausia, kad nesigauti, kad kažkur paklysiu miške ir pavėluosiu keltą. Nes jau dabar atrodo finišo tiesioji. Būtų nefainai kažkaip susimauti. Bet panašu, kad čia kaip tik aš važiuoju ten, kur reikia. Tik kad nebūtų žvyrkelio. Aha, žvyrkelis. Pagaliau išlindau į asfaltuotą kelią. Tas žvyrkelis tęsiasi 9 kilometrus. Ir vietom toks normaliai purus buvo, mano padangos labai plonos ir labai sminga, jeigu yra purus smėlis žvyras. Tai jau buvau šiek tiek išsigandęs, kad nespėsiu iki 4 nuvažiuoti. Bet manau dabar, kad spėsiu. Dabar yra 3:30 ir rodo navigacija 3 kilometrus. Tai turėčiau, jeigu nebus vėl žvyrkelio, įveikti per 10-15 minučių. Ketvirtą, ar neišpagė? Reikės sakyti dviračių ir man nereikia. Taip.
Nu ką, Juodkrantė jau yra sėkmingai pasiekta. Varysiu dabar į viešbutį ir rašysiu žmogui dėl pasivažinėjimo to būrinių dalykų. Kelionę vertino labai gerai. Šitas maršrutas pro Panemunę yra daug įdomesnis nei pro Jonavą ir Riogalą. Vienintelis minusas, prieš tai vėlai išvažiavau.